Tai sveiki visi. Aš esu Gintė, esu psichologė, kariuomenės, karo medicinos tarnybos, karo psichologijos sektoriaus ir šiandien mane pakvietė kolegės papasakot, ką mes čia veikiam su tais kariais. Tai sakė pranešimo, reikia, bežinokit, man netyčia paskaita gavosi. Tai aš labai kviesiu jūs sudalyvauti ir įsitraukti tam, kad kažkokią tai žinutę išsineštumėte praktiškai. Nes man rodos visai smagu, kad kai kažką dalyvauji ir paskui išėjęs gali pasikalbėti apie tai, kad dalyvau, mačiau, pamėginau ir galiu pritaikyti kažkokius dalykus praktiškai. Ačiū. Tai mano klausimas gal prieš tai pirmiausiai, kas iš jūsų, prašysiu, kad pakeltumėte ranką, esate susipažinę su iCoverio metodu arba Jahalan metodu? Vieną ranką, du, čia jaučiu mano kolegos kelią. Taip. Kitas rankas taip nedrąsiai. Tai labai džiaugiuosi, reiškia, dar pabūnam iki pietų čia, nes galvoju, jeigu čia visi žino, tai greit prasukam ir keliavam pietaut. Tai pabūsim tada truputėlį ilgiau ir mano tikslas yra jums pristatyti iCover metodą. Čia ne apie viršelius kalba telefonu. Jeigu ką, žinokit, nes jeigu įsivesite Google, tai pirmiausia reklama išmeta telefono viršelį. Tai kitas metodas, pamatysit, kodėl jisai taip vadinasi. Tai šiek tiek įvado apie stresą, kas tai yra, kad visi turėtumėm tą pačią žinutę, ar ne? Tai iš principo, kada mes jaučiame stresą jaučiame tada, kada susidurėme su grėsme. Grėsmė gali būti piktas šuo, iš toks ateinantis, rodantis dantis ir galbūt urzgiantis į mus, ar ne? Stresą galime jausti, kai turime pokalbį su vadovu, metinį pokalbį, kur sako, žinok, nepadarė ir tos užduoties ir man jaučiu, jau kažkaip širdis kala, jau negerai, ar ne? Tai irgi yra stresas, nes tai yra kita grėsmė, tai nėra fizinė grėsmė, bet tai irgi yra grėsmė, ar ne? Ir žinokit, kažkaip tai keista, nes stresas pasirodo mums yra visai reikalingas tam, kad mes prisitaikytumėm prie tos bekintančios aplinkos, ar ne? Ir nors įprastai yra sakoma, jauti stresą, eik į vaistinę, nusipirk vaistų, kad truputėlį nusiraminti, tai tikrai ne visada taip reikia daryti ir tiesiog žinokite, kad stresas mums yra reikalingas kaip adaptacinė funkcija prisitaikyti prie vykstančių pokyčių, prie galimų grėsmių, tam, kad mes išgyventumėm. Dabar gali kilti klausimas, o tai kas čia veikia? Tai pirmiausia veikia mūsų smegenys. Ir čia yra tokia turiu jums klasikinę skaidrę apie tai, kas vyksta mūsų smegenyse, kokios pagrindinės dalys reaguoja, ar ne? Tai yra migdolinis kūnas, kaip matote, čia kairėje, apačioje. Jis yra atsakingas būtent už pavojaus ieškojimą, ir jis tai būtent aktyvavęs, jis praneša mūsų smegenims, kad čia jau žiūrėk, jau reikia atsargiai, čia jau kyla grėsmė tau ir kažkaip tai reaguoka, Hipokampas yra atsakingas už hormoninės sistemos įjungimą ir paskui pasikalbėsim irgi, kas tenai vyksta mūsų organizme. Yra dar tokia mums labai svarbi ir paskui kalbėsiu apie šitą dalį, kalbant apie mūšio arba operacinį stresą, tai yra prefrontalinė žievė, jinai yra atsakinga už mūsų racionalių sprendimų priėmimą. Ar yra buvę situacijų, kai streso metu jautėtės, kaip žinot, Homerio beždžionėlę, kur ploja ir nežinau, ką daryti. Yra tai buvę. Arba nesuprantu, kodėl tai padariau, kažką keisto pasakiau, visiškai nelogiško, ar ne? Tai taip ir nutinka, kad mūsų smegenyse tuo metu veikia labai aktyviai migdolinis kūnas ir tuo tarpu ta vadinama kaktinė sritis, jinai visiškai atsisako veikti ir jinai nebeveikia. Ir mes tampam tos tokios beždžionėlės plojančius. Kas vyksta mūsų organizme? Tai žinome, ar ne, širdis pradeda dažniau plakti, dažniau daugiau kvėpuojame, ar ne, paviršutiniškai kvėpuojame, gali skrandis kai kam susitraukia, ir visi kitos mūsų reakcijos, iš ko mes atpažįstame, kad tai yra stresas. Tai tikiu, kad turite visi šitas reakcijas, karts nuo karto pajaučiate, ar ne? Jaučiat, kažką daugiau, mažiau būna, laikrodžiai gali būti, kad aš nejaučiu, kad man širdis kala, bet laikrodis jau sako, kad jau ten streso lygis didelis, pradeda pipsėti, tai tikrai mūsų kūnai reaguoja, tai viskas su tuo yra tvarkoje. Tai čia buvo toksai įvadas apie stresą, kad žinotumėm, kad mes visi tikrai tą stresą jaučiame vienokiu arba kitokiu lygmeniu,
Kitas dalykas, ką aš noriu su jumis pasikalbėti, kai mes atsidūrėme tam tikrose situacijose, mes kažkaip tai reaguojame, ar ne? Ir Jeffas Cooperis, jisai buvo kariuomenės pėstininkas, jeigu aš neklystu, žodžiu, kariuomenės specialistas, kuris kalbėjo būtent apie tai, ar ne, kad kariai turi atpažinti savo reakcijas tam tikrose situacijose ir žinoti, kokiu būdu geriausiai reaguoti. Ir jisai būtent sukūrė tokią vadinamą aktyvacijos lygų skalę, gal galima būtų sakyti, pagal kurią mes galime žinoti, kaip mes reaguojame ir ką toj situacijoje geriausiai daryti, ar ne? Tai matote, kairėje pusėje parašyta ramus, tokia pilka spalva, įprastai pagal skalę čia turėtų būti balta spalva, ar ne? Tai mes, būdami iš toje skalėje, esame visiškai ramūs, atsipalaidavę, tokie kaip ką tik prabudę, ne? Arba galbūt einame, tarkim, po darbo, klausomės muzikos, tiesiog esame visiškai atsipalaidavę, nesorientuojame tai, kas vyksta aplinkoje, gal savo mintyse tokie daugiau paskendę, ar ne? Geltonoje spalvoje, kur yra pažymėta budrus, tai yra apie tai, kad įtampos mes nejaučiame, bet galbūt labiau jau stebime aplinką, ar ne, kas vyksta aplinkui. Galime įsivaizduoti, ryte sėdam į automobilį važiuojame tuo pačiu keliu, kurį mes jau žinome, daug kartų važiuojame kiekvieną rytą, ar ne? Bet vis tiek jau turime stebėti aplinką, negalime būti savo mintyse, nes, koks vairuotojas iššoks, stirna kokia iššoks, dviratininkas gali, paspirtukininkas, jau vis tiek stebime aplinką, jau esame budrus. Keliaujame toliau, yra oranžinė spalva, čia pavadinas, yra pasirengęs. Tai kai mes jau pradedam atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, fiksuoti juos, galbūt netyčia mus užkišo automobilis, arba kažkoks paspirtukininkas galbūt labai taip suvingiavo važiuojant paskui, jau mes stebime aplinką ir darome atitinkamai veiksmus. Kalbant apie karius, tai galėtų būti situacija, kai pavyzdžiui, karys yra išėjęs į operacijų rajone ir pastebi galbūt įtartinai atrodantį žmogų, tarkim vyras, kuris laiko rankas kišenėje, ar ne, ir galbūt pagal apibūdinimą žino, kad toks ir toks asmuo galėtų turėti granatą ranko, jau reiškia, jis jau įsifokusuojas ir jau bando priiminėti tam tikrus sprendimus, ką daryti, ar ne. Raudonoje spalvoje mes jau esam įsitraukę į tą situaciją, mūsų pajėgumai jau tokie yra gerokai sutelkti, ar ne, ir mes imamės tam tikrų veiksmų. Tai galime įsivaizduoti iš savo civilio gyvenimo, važiavo, mūsų užkišo, nespėjom sustabdyti, arba atlikinėjo veiksmus tam, kad mašiną nukreipti, tai reiškia, mes jau buvom įsitraukę, sukaupę visą dėmesį ir savo įgūdžius ir gebėjimus, kad susitvarkyti su tą situaciją. Kalbant apie karius, tai galime įsivaizduoti, kad vyras stebėtas išsitraukia granatą, ką karys turi daryti, karys turi greitai sureaguoti, tinkamai sureaguoti, kad būtų kuo įmanoma mažesnės pasekmės. Ir keliaujam prie juodos spalvos, kur parašytas sukrėstas, ar ne, tai yra realiai tada, kai smegenys priima, kad situacija yra per daug grėsminga ir, kitaip tariant, mūsų sąmonė gali būti, kad atsijungia, arba mes tampam nebefunkcionalūs, nebežinome, kaip reaguoti, Tai vėlgi gali būti situacija iš civilio pasaulio, ar ne, kad tarkim, sprogsta bomba, sprogsta granata. Mes, pavyzdžiui, važiuojame ir automobilį tiesiog nesuvaldom, atsijungia mūsų smegenys, nes yra per daug pavojinga, nes galbūt važiavo iš kairės, iš dešinės mašiną, priekį galbūt važiavo sunkvežimis ir nesugebėjom suvaldyti automobilio, per daug įtampos buvo ir organizmas atsijungia. Kalbant apie kario pasaulį, tai gali būti ta granata, kurią išsitraukė priešais buvęs vyras, ir įvyko sprogimas. Karys galėjo būti fiziškai sužeistas, jeigu buvo per arti, galėjo būti šiek tiek toliau, galbūt galėjo būti nesužeistas fiziškai, bet jo psichika reaguoja, nes buvo labai didelė grėsmė jo gyvybei ir sveikatai. Ir jisai nukeliauja į juodą zoną.
Kas yra gerai, kad mes būnant visose zonose, iš principo iki juodos, galime padėti savo patys arba gali padėti mūsų kolegos. Na, vat, kaip sakė Jurgita, pasikalbėti, patys savo galim padėti, pakvėpuoti, nežinau, išeiti pasivaikščioti ir panašiai. Ir mes savo tą streso lygį šiek tiek sumažinę. Kai mes esame juodoj zonoje, mes patys savo nebegalime padėti, gali tą padaryti tik tai šalia esantis mūsų žmonės. Kario atveju tai yra šalia esantis skyriaus kolega arba tos komandos tuo metu esančios kolega. Kai mes esame juodoje zonoje, ar ne, mums gali pasireikšti ūmi reakcija į stresą. Jūs matote video tokius trumpus, kaip mes galime reaguoti. Ūmi reakcija į stresą įprastai pasireiškia tada, kai mes susidurėme su ekstremaliu, sudėtingu, mūsų gyvybei pavojingų įvykių ir mūsų psichika nebesugeba susitvarkyti. Tai reiškia, yra tokia didžiulė grėsmė, kad psichika tiesiog atsijungia, ar ne? Ir kaip matote, gali būti tokios 3 pagrindinės reakcijos, ar ne? Tai yra sustingimas, tai reiškia, kai žmogus arba karys tiesiog nebepajuda, nekalba, toksai visas yra tarsi užšalęs, ne? Ir su juo neina palaikyti jokio kontakto, ne? Atsiribojęs, tai mes vadinam kitaip disociacija, ar ne? Karys kaip ir atrodytų, kad juda, kažką daro, bet jisai visiškai toksai ne čia ir dabar, ar ne? Gali būti tokie nekoordinuoti galbūt veiksmai arba netitinkantys tos situacijos, ar ne? Ir įaudrintas, tai kaip matot pačioje, tai yra karys gali demonstruoti agresiją, labai didelį išgąstį, jo veiksmai yra nekoordinuoti, nenuspėjami, gali rėkti, ar ne, tarkim, karys, mes čia visi mirsime, Dieve, čia yra pavojus, visi bėkite, ne, nors galbūt jau tas pavojus ir bus tuo metu praėjęs, bet jisai vis tiek reaguoja neadekvačiai tai situacijai, ne? Ir esmė yra tokia, kad, kaip matote, tie visi 3 profiliai, vadinkim taip, arba visos 3 reakcijos turi bendrą požymį, karys tampa nefunkcionalus. Ką reiškia karo atveju? Tai reiškia, kad karys atsijungia, yra grėsmė jam būti sužeistam, mirti ir taip pat jo komandai. Ne? Nes jeigu mes turime, tarkim, komandą iš 4 žmonių, vienas žmogus atsijungia, reiškia, lieka 3. Klausimas, ką daryti su tuo vienu tokiu nukentėjusiu, jį tempti, reaguoti kaip įmanoma greičiau, ar ne, ir tada visos pajėgos arba dalis pajėgų gaunasi, kad jie yra nukreipti į kolegos išgelbėjimą, ar ne. Tai norim parodyti vieną sceną trumpą. Filmukas bus anglų kalba, tai šiaip nereikia labai ten didelių anglų kalbos žinių, kad suprasti, tai tiesiog žiūrėkite, paprastai, jeigu kils klausimų, galėsiu atsakyti, ar ne, bet iš principo stebėkite, kas vyksta, kokia yra kario reakcija, ar ne, ir kas yra daroma, ir paskui aptarsime. Clear left, clear right. All clear. Stack on me. Lopez, door. Stairwell front. Keep moving. Move. Go. Get up! What the hell's wrong with you? Sergeant! Come back here! You're right here. You hate it. You hate it. Juoda zona.
Gerai, tai matėm, atėjo keturi kariai, ne? 5 ar 4, dabar neatsimenu, tarkim 4, ar ne? 4 kariai įeina į patalpas ir kas vyksta? Vyksta apsišaudimas, sakykime, ar ne? Vienas karys fiziškai nukenčia, ne? Pataiko. Kas nutinka su kitu kariu? Sustingsta, ne? Tai susitarėm. Vienas yra fiziškai nukentėjęs, kuriam tikėtina yra reikalinga reali medicininė pagalba, ar ne? Ten, nežinau, greičiausiai medikai jau į medikų rankas turėtų būti atiduota, ar ne? Ką daryti su kitu kariu? Jie yra 3. Ką daryti su kitu kariu? Ką jūs daryti? Aha, matau, ten kai kurie jau rodo taip, ne? Tikrintumėt šalmo stiprumą, kaip mano vienas kolega pasakė, ne? Ką daryti? Pakratyt, kad atsigautų greičiau. Ką čia dabar išsidarbinėja, ne? Gerai, kas dar? Gerai, trenkti, pakratyti. Ir Kitaip sumušti. Tai žiūrėkit, įsivaizduokit, kad jūs esate tarptų 3 karių, tai jūs liekat vienas. Reikia pakėdėti. Minutę. Vyksta susišaudimas, minutė laiko yra labai brangi. Gerai, gal kas nors bandytumėte ramiai šnekėti, pritūptumėte, žinot, kaip sako, su vaikais reikia kalbėti, ten jų lygį nusileisti. Bet gal kažkaip atsigaus, žinot, plaukų 2 minutės, jeigu neatsigauna, pakračius lauką, ne? Okay. Gerai, tai iš tikrųjų jūsų reakcijos yra labai natūralios, daug tikrai žmonių sako, per filmus rodo, kad Švarcas granatą su dantim rauna. Pamėginkit. Mums per kursą sakė taip nedaryt, nes bus blogai. Taip nevyksta, sakė. Tai žinokit, filmai kartais meluoja. Taip, tai iš tikrųjų daug žmonių nori taip daryti, ne, nori papurtyti, nori greičiau atstatyti, nes nežino, ką daryti ir galvoja, kad tai suveiks greičiau, bet iš tikrųjų labai gaila, bet taip neveikia. Ir paskui paaiškinsiu, kodėl purtimas, kratimas, rėkimas, ramus šnekėjimas, mažutį, tu atsigaubu geras, aš viską padarysiu, ne, taip irgi neveikia. Ne? Tai ką kariuomenė naudoja arba apie ką mes šnekam su kariais, tai mes šnekame apie I-cover metodą, tai čia ne apie viršelius, kaip sakiau, ne, čia yra metodas, akronimą paskui parodysiu. Tai kai kariai susiduria su sumiom streso reakcijom, įprastai yra manoma, kad operacijų rajone jų gali siekti nuo 17 iki 23% kariams. Tai yra pakankamai didelis procentas, ar ne, 4 karių išeina iš rikiuotės. Išėjimas iš rikiuotės gali būti labai laikinas, tai gali būti kelios sekundės ir viskas yra gerai, jeigu tai yra kelios sekundės, ne, 1, 2, 3 žmogus atsigauna, ne? Bet realiai statistika rodo, kad nemaža dalis karių atsijungia ilgesniam laikui, kuris patys suprantat, kad yra brangus, ne? Nes tai gali kainuoti gyvybę pačio kario, kolegų ir visos komandos, ne? Tai yra manoma, pavyzdžiui, pagal statistiką, kad iki 5 minučių gali atsijungti apie 12% karių, na, tai jeigu mes turime 10 komandą, tarkim 10 karių, bent vienas gali atsijungti 5 minutėm. 5 minutės yra be proto didelis laikas. Čia ieškojau straipsnių, tai skaičiau, kad pagal Ukrainos karo tyrimus, kad gali būti apie 25% karių atsijungti 5 minutėm. Iki 5 minučių. Taip pat jūs suprantat, kad karį reikia atstatyti kaip įmanoma greičiau, ar ne? Ir yra manoma, kad apie 90% karių mes galime padėti. Nereikia jo tempti į medikams, ne, pristatinėti, kad jis atsigautų, nes kol kariai organizuos, tarkim, visą pergabinimą, tas žmogus jau gali savaime atsigauti. Bet tam, kad mes pagreitintumėm procesą, tas gali užtrukti iki minutės. Mes mokome I-coverio metodo, ne? Tai koks dabar yra tikslas? Per 60 sekundžių atstatyti kario funkcionavimą, kiek tai gali būti tuo metu, kad karys nekeltų grėsmės savo ir kitiems, ar ne? Tai principas remiasi tokiu, sakykime, neuromokslo principais ir tikslas yra atstatyti
atstatyti racionalią smegenų dalį, tą mąstančią dalį, kuri atsijungia itin didelio streso metu, ir karys nebemąsto. Sumažinti tą migdolinio kūno aktyvaciją, tas, kur maža dalis yra mūsų smegenys, ar ne, nes jinai būtent užgrobia visą smegenis ir veikia tokiu streso režimu, tą beždžionėlę ploja. Tai iCovery slepiasi būtent po šito akronimo, anglų kalba. Tai yra identifikuoti, užmegzti kontaktą, antras žingsnis, arba connect, parodyti įsipareigojimą, patikrinti faktus, rekonstruoti įvykius ir skirti užduotį. Paprasta? Easy. Galima padaryti per 60 sekundžių. Na? Gerai. Tai pabandom pažiūrėti, kas slepiasi po kiekvienu, nes yra tam tikras protokolas, algoritmas, ką mes galime daryti. Ne? Tai pirmas dalykas yra identifikuoti. Tai yra identifikuoti karius, kurie patiria būtent ūmaus streso reakciją, ar ne? Tai ką svarbiausia žinoti, kad pirmiausia mes turime įsivertinti, ar tai yra saugu teikti pagalbą. Jeigu karys yra, matom, karį minų lauke, mes greičiausiai neteiksime jam pagalbos, lauksime pagalbos iš išorės, kad galėtumėm patekti į lauką, arba kartais būna, kad ir nepateks kariai į lauką, nes yra per daug pavojinga ir sąlygos to neleidžia. Ne? Tai pirmiausia, visą laiką yra saugumas, identifikuojam karius, kurie patiria būtent šitą reakciją, ar ne. Tada yra žiūrima, ar yra sužalojimai, fiziniai sužalojimai, nes jeigu karys yra be kojos, tai mes greičiausiai su juo nekalbėsime. O pirmiausia, suteiksim fizinę pagalbą, uždėsim turniketą, užkamšysim žaizdas, ar ne, tam, kad galėtumėm su juo kalbėtis. Kai mes atstatome kiek įmanoma fizinį saugumą, mes tada kalbame su kariu. Įprastai kariai gali pritaikę medicininę tą pirmąją pagalbą, gali taikyti ir iCovery, tas eina kartu, jie vienas kitam neprieštarauja. Tai identifikuojam karį, ką tada darom. Mūsų tikslas yra užmegzti kontaktą, suardyti esantį vidinę posą kario galvoje, ar ne? Ir būtent sumažinti tą migdolinio kūno hiperaktyvaciją, kad karys išeidinėtų paskutėlį iš tos streso būsenos, ar ne? Tai yra daroma todėl, kad karys, kaip matėte iš filmukų, karys yra atsiribojęs arba atitolęs. Nesvarbu, ar jisai aktyviai reaguoja, ar jisai yra agresyvus, ar ne, ar jisai galbūt yra sustingęs, jisai vis tiek nėra čia ir dabar, ne? Tai mūsų tikslas yra grąžinti jį į čia ir dabar esančią laiką ir aplinką. Ir ką mes kalbame su juo, ar ne, kaip užmesgam kontaktą, tai stengiamės per taktilinius pojūčius, tai reiškia, mes patys paliečiame, paprašome, kad mums, pavyzdžiui, suspaustų ranką, kad užmėgstų, ten kai kurie mačiau rodė taip prieš tai jo, paprašom, kad užmėgstų su mumis akių kontaktą, ar ne, ir tiesiog kalbame su juo, ar ne. Ko reikėtų vengti šitoj vietoj? Situacija yra įtempta, labai tikėtina, kad kolega karys gali pats reaguoti intensyviai ir pradėti rėkti, kaip matėte iš video, ne? Kolega rėkia ant savo kolegos, bet iš principo mes turime kalbėti tokį viduriuką rasti, neraminančių balsų, netokių liuliuojančių balsų, nerėkiančių balsų, bet ganėtinai direktyviu ir aiškiu balsu kalbėti ir duoti komandas, ne? Tai šitas dalykas yra svarbu ir mūsų tonas, kaip mes kalbame. Kitas dalykas, kas yra svarbu, tai yra parodyti įsipareigojimą. Ir kai mes atsijungiame, mes prarandame supratimą, kas vyksta, ar ne, prarandame tą tokį priklausymo kažkam jausmą. Ir būtent kai žmogus kalba su mumis ir sako, aš esu su tavim, aš tau padėsiu, aš tavęs nepaliksiu, tas padeda sumažinti atsiskyrimo jausmą. Ir ką Jurgita minėjo, ne, kad mums labai svarbu jaustis bendruomenės dalimi, tas automatiškai įjungia mūsų tokį saugumo jausmą, kad yra viskas tvarkoj, smegenys po truputėlį pradeda rimti, ar ne? Tai ką daryti šitoj vietoj, kaip ir sakiau, tiesiog pasakom žmogui,
aš esu su tavimi, aš pasirūpinsiu tavimi, aš tavęs nepaliksiu, tu nesi vienas ir panašiai, ar ne? Įvardiname, parodome žmogui įsipareigojimą. Keliavime toliau. Tai yra kitas žingsnis, tai yra patikrinti faktus. Tai ties šitą fazę mes ką darom, įjungiam tą vadinamą kaktinę skiltę. Čia priekinė skiltė, jau migdolinę dalį esame šiek tiek apraminę, jau nei smegenų nebevaldo, ar ne, tada ką darom, įjungiam tą racionalią dalį, tam, kad žmogus po truputėlį įsijungtų, ne, į mąstymas pradėtų veikti. Tai ką galima daryti šitoj daly, tai užduoti 2-3 kažkokius tai nesunkius faktinius klausimus, kur žmogus gali pakankamai greitai atsakyti, nereikia daug galvoti, nereikia prašyti sudėti 2+2, kad bus 4. Tai yra tiesiog paprasti klausimai, kurie gali tokiam automatiniu būdu atsakyti, ką mes dažniausiai sakom kariams, ką galite klausti, tai tarkim, koks tavo skyriaus vadas, su kuo tu čia, kas tavo būrio vadas, ir mes tada stebim, kas vyksta. Labai tikėtina, kad žmogus tuo metu lėtai, bet po truputėlį atgamina šitus visus dalykus. Tai neklausome apie tai, kaip tu jautiesi. Klausime faktinius dalykus, įjungiam racionalią smegenų dalį. Jeigu mums pavyko visi šitie žingsniai, po truputėlį jau žmogus atsistato, ką mes darome, mes atstatome žmogui supratimą čia ir dabar, kas vyksta, tam, kad jisai grįžtų į dabartį, ar ne, ir suprastų, kas vyksta, palengvinam jam tą situaciją. Tai ką gali kolega daryti, tai paaiškinti, ar ne, kas atsitiko, kas vyksta ir kas bus daroma artimiausiu metu. Tai šiuo atveju karys informuojamas trumpai, tai yra 3 sakiniai. Kas nutiko, kad mes buvome, tarkim, užpulti, ar ne, šiuo metu vyksta atsišaudimas, toliau laukiam pastiprinimo. Viskas, šitos informacijos užtenka tam, kad atstatyti žmogų į supratimą, kas vyksta, ar ne? Ir paskutinė dalis, kur yra tokia įgalinanti žmogų veikti, nes jisai buvo atsijungęs, praradęs kontrolę, ar ne, tai yra skirti užduotį. Ir kadangi, kaip ir sakiau, žmogus toks būna atsitolęs, nesupranta, kas čia vyksta, ką čia turi daryti, ar ne, kai mes duodam užduotį, jisai grįžta kiek įmanoma atgal, į save ir prisideda prie komandos palaikymo ir pastiprinimo. Jeigu mes duodame komandą užduotį susijusią su tuo metu esančiais kažkokiais veiksmais, mes grąžinam jį atgal į komandą ir komanda atgauna atgal narį. Tai gali būti, tarkim, paprastos tokios komandos, kaip atsistok, paim ginklą, denk ugnimi. Jeigu mes turime paprastą žmogų, kuriam galime pritaikyti, duodam atsigerti vandens, ar ne, arba kad nurodom, kur nueiti, paimti atsigerti. Taip pat statom žmogaus tokį gebėjimą veikti pačiam savarankiškai. Tai yra 6 žingsniai, jie galbūt atrodo tokie paprasti, pasižiūrėsim paskui, ar tikrai paprasti ar ne. Tai turiu dar vieną filmuką, kurį jums noriu parodyti. Are you hit? 2, coming in! Rooftop to the north! Cabaldi got hit! I don't know what's wrong with him, he just froze up! T-Rex 4, contact, rooftop to the north! What the hell you doing on the floor? McGurk, if you're hit, tell me! Lopez, what's going on? How the hell should I know? He ain't bleeding! Stay in there with me, man. McGurk! Step out of it! I got this. Cover that window. Tai taip nedarom. Čia yra kaip nedaryti, bet natūraliai nors daryti, taip nedarom. Čia yra, kad pamatytumėt, kad taip nedarom, nepurtom, netrenkiam, nes kas nutinka, jeigu mes purtom, ar jums labai fainai, kaip papurto? Atgaunam. Turbūt priklauso nuo streso lygio, kartais ir aš abejoju, kad jūsų smegenim patinktų, jeigu jūs ten labai purtytų, nes kai purto trenkia, tai mums yra stresas, nes tai yra mums grėsmė mūsų gyvybei, ar ne, mūsų sveikatai. Ir kas nutinka, vėl įsijungia migdolinis kūnas. Tai tokiu atveju, ką jūs daro, jeigu žmogus šiaip atsijungęs, tai ką jūs daro, dar pastiprina tą atsijungimą.
Tai taip nedarom ir toliau pasižiūrim, kai ateina vadas ir ką jisai daro. McGurk, can you hear me? Look at me. Hey, I'm right here. Look at me. I'm squeezing your shoulder. Squeeze mine back. Good. McGurk, I'm right here with you. All right, I'm not going anywhere. You're not alone. Okay, now listen to me. What platoon are you in? Hey, what platoon are you in? First, Who are you in here with? Garza. In Capaldi. Who's your commander? Captain West. Lopez, cease fire! Copy that. McGurk, stay with me. Here's the situation. We were in the building and we took incoming. Taking care of the injured right now. We need to cover these windows. Copy? All right. Grab your weapon, get up, and cover. Come on, let's go. Lopez, keep an eye on him. Koks buvo pirmas žingsnis? Ką jisai sakė, gal atsimenat? Pažiūrėk į mane, na, gerai. Ką darė su kontaktu? Ką darė? Kažką girdėjau. Tai suspaudė petį. Tai ir paprašė, kad pats karys, atreaguotų analsutas. Gerai, kas buvo toliau? Čia buvo link galo labiau, paklauso tokių faktų. Dar buvo pasakymas, kad aš su tavim, nepaliksiu tavęs. Gerai. Kas dar buvo? Paklausė faktų. Ir tada pasakė, kas nutiko. Ką? Faktus sudėliojo. Ir davė nurodymus, Tas užtruko viskas iki 60 sekundžių. Gal plius minus kelios sekundės daugiau. Kas galbūt seniau būtų buvę daroma, tokį karį kartu su sužeistu kariu būtų gabenę medikams ir reiškia, iš 4 žmonių būtų likęs 1 arba 2. Čia buvo sugaišta 60 sekundžių, karys buvo atstatytas, jisai galėjo toliau būti funkcionalus ir atlikti veiksmus. Iš filmuko, aišku, matosi, kad tas karys nėra toksai, kaip ką tik prabudė, šviežiai pavalgęs, iš po dušo, pastatytas prie lango atsišaudyti, bet jisai vis tiek jau yra funkcionuojantis, jisai gali daryti ir tikėtina, kad dar praėjus šiek tiek laiko jisai bus jau tikrai pakankamai normaliai, kai mes sakytumėm funkcionuojantis. Taip, tai dabar, kadangi viskas atrodo čia easy peasy, tai, žinokit, aš jums turiu praktiką. Gal, prieš pietus nelabai norit, bet vis tiek prašysiu, kad pasidalintumėte po kelis porose, atsisuktumėte gal į kolegas už nugaros, dešiniai, kairėje, ir pamėgintumėt pritaikyti šitą pavyzdį praktiškai savo. Gera žinia jums yra ta, kad šitą metodą jūs galite taikyti civiliniam gyvenime ir čia visiškai nereikia būti kariuomeniai arba policijoje, kur, aišku, tos rizikos yra padidintos, bet tas gali nutikti ir mūsų civiliam pasaulyje. Jums yra pavyzdys, Įsivaizduokite, kad važiuojate automobilių greitkeliu ir priešais jūs važiuojantį miškovežį netikėtai sumėto ir pamatote, kaip jūsų automobilį atskrieja keli rąstai. Šitus per filmus tikrai dalykus rodo. Tikiu, kad taip irgi būna, tai, įsivaizduokit, labai nerealistinė, mažai tikėtina, bet gali būti, Jūs kaip vairuotojas spėjate laiku sureaguoti, atlikti tinkamus manevrus ir dėl to nukenčia jūsų šoninis veidrodėlis ir automobilio šoninės durelės, Sustojate šalikelėje, atsisukate į šalia sėdintį keleivę ir keleivę, su kuo važiavote, ir pamatote, kad jūsų keleivis žiūri vieną tašką, tarkim tiesiai, ir nereaguoja į tai, ką jūs sakote, klausate, žiūri vieną tašką ir tiesiog tyli.
pamėginkite susidėlioti, ką darytumėte. Aš paprašysiu jūsų po, tarkim, duodu 5 minutės, paprašysiu jūsų grupelės, kad papasakotumėte, ką užsirašėte arba ką nusprendėte, ką darytumėte. Pabandom. Kas drąsiausiai norėtų pasidalinti, tai ką darytumėt? Vat sėdi draugas, draugė, kolega, šeimos narys sustingęs. Ką darot pagal iCoverio metodą? Tai mes sugalvojom ir vardą, kad būtų tinkliau, nes greičiausiai žinomas yra vardas, tai tada didesnis efektas, kad bus išgirstas. Tai mes iš pradžių paklaustumėm, ar girdi mane, Jonai, pažiūrėk į mane. Tada paimtumėm už galbūt peties rankos ir pasakytumėm Jonui, kad aš laikau tave už rankos, suspausk mano ranką, tu kontaktą sakytumėm gerai, pasakytumėm, kad aš su tavim, tu ne vienas. Ir tada paklaustumėm kelių klausimų, kur mes važiavom, kieno automobiliu vykom, koks mano vardas. Sulauktumėm galbūt atsakymų ir tada paaiškintumėm, kad važiavom keliu už miškobežį, iškrito rąstai, kliudė mūsų automobilį. Niekas nenukentėjo, šiuo metu laukiam šalikelėje policijos pareigūnų ir galbūt duotumėm tokią paprastą užduotį, kad išlipk iš automobilio. Taip, galim duoti vandens atsigerti, jeigu turime, arba tiesiog atsisėsti, jeigu tai, tarkim, vasarą atsisėsti, galbūt išlipti iš automobilio. Šaunuolės, ačiū. Taip, tai vat, čia kol jūs dirbo, tai Roberta irgi dirbo su Jurgita ir buvo, mes važiavom. Jo, mes važiavom. Tai vat irgi, kai matėt video, vadas nemosikavo, mūsų nesušaudė. Neapšaudė mūsų, Tai taip, ir tas tikrai yra sudėtinga, Tai atrodo 6 paprasti žingsniai, 60 sekundžių, lengva, nėra ką, bet tikrai žodyno pritrūksta, kai reikia, pavyzdžiui, klausimus užduoti, gali būti sudėtinga, nes nesugalvosiu tuo metu, arba kaip apibūdinti situaciją, labai pradėsiu emocingai aiškinti, nes aš pats arba pati būsiu pabuvus toje situacijoje, ir čia užtat reikia tokios praktikos ir automatizmo, Tai tas tikrai yra nelengva. Tai keliaujant į pabaigą, nes jau matau atiminėję jūsų pietų laiką, čia esu įkėlus nuorodą YouTube į iCoverio metodą, jis šiaip nėra slaptas, tikrai rasti labai daug informacijos, galite netgi į tą patį YouTube įrašyti iCover ir tikrai rasite video, šitas yra tiesiogiai tikslingai paimtas iš mokymų medžiagos, tai galite tiesiog pasinaudoti, ten yra visa informacija, tai ką šiandien kalbėjau. Ir tiesiog pasipraktikuoti, taikyti pas save, skyriuose, padaliniuose, mokytis, ir ne tik tai teorinių lygmenių, bet ir praktinių lygmenių, prasižaisti, pasakyti, pasimėginti, kad geriau įsimintume. Tai, nežinau, gal turite paskutinį vieną kokį kitą klausimą, nes jau laikas eina. Viskas easy, gerai. Tai linkiu, kad tų situacijų nebūtų, kur reikėtų taikyti, bet kad atėjus tai situacijai turėtume tą įrankį, kurį galėtumėte išsitraukti ir jį sėkmingai pritaikyti. Tai ačiū už dalyvavimą ir galiu jau palinkėti skanių pietų, ar tu dar palinkėsi?